Sveiki. Tai mano vardas Emilija. Mano vardas Rimantė. Dar Goda turėjo būti, bet jį biškį vėliau pamatysite video eigoj. Ir mes šiandien klausinėjame mokytojų ir mokinių aprangą ir kiek jie kainavo ir jų inspiraciją. Tai... Kiek tavo kainavo šiandieną nuo outfitas? Na gerai, batai kokie 100 eurų, suknelė, nežinau, gal apie 20. Megztukas, tai jau nežinau, iš draugės gal. Ne, mes Čia pati blogiausia vieta interviu čia. Einame lauką. Einame lauką. Gerai, einame lauką. Turim marškinius tokius, afigienus tokius. Kiek kainavo? Kiek 100 eurų iš tom Oho. Kelnes? Kelnes 100 eurų iš New Yorkerio. Batai? Batai 100 eurų, nežinau, iš kur. Žiedai? O žiedai iš kur? Žiedai iš užsakyti. Tai šitas žiedas kainavo 20 eurų, šitas 10 eurų. Neblogai. Laikrodis 20 eurų iš Lenkijos. Labai neblogai. Ačiū, Visas kitas. Tiksliai. Po 2 eurus. Ir grandinėlė? Grandinėlė 3 eurų. Nu, fainai. Žiauriai gerai. Visas fitas. Ačiū už reportažą. Keliaujame toliau. Einame toliau. Gal jūs gal norit mokyti? O mano nenauja apranga. Tai nieko baisaus, mano irgi nenauja. Nu, gerai, ką jų reikia. Gerai, kiek kainavo jūsų šiandieniniai batai? Batai, nežinau, apie 100 eurų kažkada pirkau. O ką? Kelnaitės? Tai kurios apatinės ar viršutinės? Viršutinės. Viršutinės apie 40 eurų. O marškiniai? O marškiniai kažkur apie 40 irgi. Sagas neskaičiuoju. Ne, nereikia skaičiuoti. O diržas? O diržas 15. O Ispanijoje, kai buvau, nusipirkau. Ispanijoje neblogai. Ispanijoje neblogai. Pernai vasarą. Labai gerai. Nu. Gerai, ačiū jums labai. Prašau. Tai va, matome vieną labai gražią mergaitę ir mes jas Man reikia, kad aš atnešiu, nes nereikia, kad aš greit atneštų. Atsakysiu, kad aš atnešiu. Per naują. Čia įdomiau, kai nepavykę mano. Dublis numeris 2. Gerai, palauk. Ką filmuojam? O tai gal mes dviesi taip ir komentuojam, aš nežinau. Nu, arba gali tik dviese greta, vaikštai pavaikštai, kiek ir mes tokie, o, sveiki. Suvaidinkit porelę mokyklos. Gerai, tai va, matome tokią gražią porelę. Mūsų mokyklos porelę. Ir einam pakalbinti juos. Atsiprašau. Galime šiandien pakalbinti? Žinoma. Tai mūsų klausimas yra, kiek jūsų fitai kainavo, kokia inspiracija buvo? Taip, tai mano fitas marškiniai sijonas, humanos latest kolekcija kainuoja netgi 5 auksinius skatikus. Rimti pinigai. Korsetas ir bateliai yra iš Vintedo Lenkų garsių dizainerių. Kainuoja netgi 10 auksinių skatikų. Taip. Pėdkelmės ir rankovės numegztos vorų. Vat jų garbiai turiu tatuiruotę. Stardust That's Instagrame. Mano žiedai yra iš mano artimų draugų. Taip. Gerai. Pakabukai yra irgi iš mano artimų draugų ir Lenkijos dizainerių. Šita sidabrinė apyrankė pas mane yra iš Druskininkų merės Smiltės. Taip. Šita tašė yra vintažinė, neįkainojama. Buvo mano močiutės Druskininkų kunigaikštienės paveldas. Taip. Ir mano raktų pakabukas yra garsaus kamerameno Igno dovana man, pasigūglinkit būtinai. Ir visas fitas yra sponsorintas, kaip matot, Monsterio. Labai puiku, ačiū. Labai gražiai. O jūsų? Ačiū labai. Marškiniai Tomis Hilfigeris 100 eurų, grandinėlė 2 eurai, tatuiruotės, galima apvalinti pasakyti 100 eurų, batai 40, kelnės 40. O žiedai? 20-10. Bet garsiai kalbėkit. Jo, Žiauriai garsiai. Tai sveiki. Tai žodžiu, mes norėjom jūsų paklausti, kokia jūsų buvo inspiracija šito outfito ir kokią kainą maždaug buvo. Nu, inspiracija buvo geras atsikėlimas ryte. Toliau. O kaina, ką žinau. Batai, kiek New Balance'ai U9 200 eurų. Koinės? Koinės. Iš Sheino 10 eurų už 10 porų. Kelnės? Kelnės iš Humanos 2 eurai.
Kokios naujos kolekcijos, senos kolekcijos humanus? Galimai senos. Tai gerai. Kas? Diržą praleidot. Diržas. Crazy Horse Craft, 5 eurų, mano tėvo darbas. Aha. Taip. Marškinėliai, šiaip iš kažkur. Laikrodis. Laikrodis, prašom nufilmuot. Raketa, 5 eurų. Grandinėlė? Nebaigė. Grandinėlė, nėra kainos. Yra 2 eurai, išeina. Toliau, Rokai. Gerai, tai Kas bus inspiracija? Mano inspiracija buvo sena tėčio nuotrauka iš 2002 metų. Tai batai pas mane bus Vansai, nežinau kiek mokėjau, neprisimenu. Nu, maždaug. 3 eurų gal, kažkas tokio. Tada koinės, iš tėčio pavagiau. Labai gerai. Kelnės, iš tėčio pavagiau. Diržas. Iš tėčio? Iš tėčio, jo. Marškiniai, mano jau, mano. Šios marškinius mes pirkom Ogmijos mieste gal, kažkur 50 gal eurų, 60 kažkas tokio. Neblogai. Tada mano mėgstamiausia šio outfituko dalis tai yra švarkas. Šį švarką aš pirkau iš Humanos tą dieną, kai viskas buvo parduodama už eurą. Šitas man labai patinka, nes ant galo yra mano grupės pavadinimu, kuri man labai greitai ir operatyviai buvo padariusi prieš koncertą Greta Reichenbergerytė. Laikrodukas Casio, tiksliai neprisiminsiu pavadinimo, bet pirkau iš eavalne.lt. Laiką gerai rodo? Laiką labai puikiai rodo, jau 3 metus nešioju. O žiedas iš kur? Žiedas, ką žinau, radau kažkur gatvėje. Bet jis su gitara ir jis man todėl labai patinka. Kiek akiniai kainavo? Akiniai kainavo, akiniai pats remelis kainavo gal apie 90 eurų, o lęšiai kainavo apie 150, jei neklystu. Puiku, ačiū labai. Dėkui. Modestas labai nori šitą pakalbėti. Kas buvo šiandieninė inspiracija? Tu gal muziką copyrightą čia kokia? Marškiniai iškart sukau tėvo, kelnės iš neatsimenu, kainavo irgi neatsimenu, bet geros kelnės, labai patogios. Kelintus metus jau nešiojat? Pirkau savaitgalį praeitį iš tikrųjų. Ai, tai neblogai, visai naujos. O batai? Batai Vansai, seniai keli sezonai, bet laiko solidžiai. O koinės iš kur? Ar be koinių? Koinės iš, nežinau, bet... Tai nereikia nusimauti, nenusimauti. Gerai. Kažkur pirkau, senai. Bet geras. Jo. Labai gerai. Iškart didmena. Labai puiku. O jūs, Kolenda? O jūs? Aš nežinau savo kainą. Nu maždaug, kiek jūsų batai kainavo? Batai, 100... Kiek kainavo? 100 kažkur, jo. Kelnes? Kelnes gal... Tu man nesakyk. Tram, jo. Maikutė gal 15. Oho. O marškiniai? Marškiniai, nežinau, iš H&M paprastai. Vaidas labai nori. Tai kiek jūsų batai šiandieniniai kainavo? Batai? Nu, jo. Nu, 2 eurų, kažkas tokias. Gerai. Koinės, jeigu su koinėm? Koinės, pitakas. Gerai. Kelnes? Kelnes bus apie tram. Nu, toliau švarkas? Švarkas 8. Aha. Maikė irgi 2. O kuprinė? Neatsimenu. Nu gerai, o kas buvo inspiracija šiandieninio outfito? Instagram'e pamačiau, kad bus diena, tai ir atsirinkiau. Nu, suprantu. Gerai, ačiū labai. Galim keliauti toliau. Vasara, mano inspiracija buvo geras oras. Tai kiek kainavo? Kiek kainavo jūsų batai tada šiandien? Ne, nesakysiu. Batai? Tai batai, kiek kainavo? 70 eurų. Ką tu meluoji? Garsiau kalbėk. Nes nusipirkau papigėję. Puiku, kiek koinės kainavo? Adidas? Nežinau. Nežinau, aš ten pirkau tipo pakas. Tai kiek pakas kainavo? Aš nežinau. Nu gerai, kiek suknelė tada? 5 poros po 10 eurų. Čia Gucci, Louis Vuitton. Louis Vuitton. Kiek pora 100 eurų būtų? 12. O, 12 štukių. O, ne, 12 eurų. Žiauriai prabangyčiau. Kiek jūsų švarkelis kainavo šiandien? Švarkelis yra dėja, bet ne mano, o mano labai artimos kraujo ryšių sesės. Ir ji man davė, nes tipo... O jis žino, kad jūs jį pasiėmėt ar nelabai? Tikiuosi, kad žino, nes jeigu net, tada man bus va taip. Bet kiek grandinėlė? Grandinėlė, skariukai. Grandinėlė yra Prada. Naujo leidimo Prada. Prada Su Swarovskiais, čia Swarovskiais. Taip. 3000. Pakabukas kainavo 3000. 11 eurų. Neblogai, o kiek auskarai?
3 tūkstančiai kelis centus esi, tipo, iš kiniečių parduotuvės. Apyrankė turi. Iš Kazakstano. Apyrankė žiedai kiek? Apyrankė. Apyrankė. Čia deimantai tikri. Kiek kainavo? 13 eurų. O, neblogai. Žiauriai daug. O žiedas? Žiedas. Radau namie šiandien užsidėjau. Neblogai. Dabar jūs smilti. Ateikit smilti. Zara. Batai Zara. Batai ir jų istorija. Kur batai? Ir jų istorija. Adidas. Adidas. Kelnes. Kiek koinės kainavo? Koinės. Ar tu be koinės? Baik. Iš kropo. Gerai, kelnes. Gerai. Kiek kelnes? Prabangiai visi. Zara. 45. Mano inspiracija buvo vasara, tipo, žiauriai graži vasaros diena ir aš, ne vasaros dar, bet pavasaris, bet, vis tiek, tipo, aš galvojau, va, vasara jau greitai, va. Tai, nuo ko aš pradėjau? Tai pradėkime nuo batų jūsų gražiųjų. Gerai, mano batai yra iš About You ar Zalando ir kiek kainavo? Mokėjau 80 eurų, nes iš vaikų skyriau. Žiauriai gerai. Koinytės? Koinės buvo pakelis gal 15 eurų. O, kiek suknelė jūsų kainavo? Suknelė yra Gucci. Čia jisai veikia? Jo, jisai veikia, žinoma. Tai dėl to reikia garsiau kalbėti. Gerai, suknelė yra iš Sheino. Sumokėjau gal 10 eurų. Neblogai. O kiek švarkelis? Švarkelis yra iš Sinsėjaus. Sumokėjau 20 eurų, nesenai pirkau naujas gražus. O, žiauriai. O grandinėlė? Grandinėlė, čia šiaip dovanų gavau, bet Ispanijoje man pirko. Tai 50 eurų. O žiedai apyrankės? Žiedas iš Pandoros už 70. O naujus manikiūras? Pasigirkime. Pasidariau vakar nagus. O. Sumokėjau. Apyrankė yra? Jo. Apyrankė yra. Čia Pandora, čia irgi šiaip dovana buvo. Va, šiaip nežinau. O jūs gražioji, Gabrielė? Taip, tai mano batai 120 iš Portlando. Oho. Jo. Koinės tai ten paprastas baltas, nežinau kiek kainavo, kokius 3 eurus, 2. Kelnes Zara, nežinau, man atrodo, tram 5 eurai. Maikė Zara 15 eurų. Marškiniai iš Kropo pirkau Latvijoje 10 eurų gal per išpardavimą. Netgi iš Latvijos. Jo. O grandinėlė? Grandinėlė iš Fashion Zone 15 eurų. Auskarai iš Kazakstano, nežinau, parvežė man lauktuvių jo. Tai va, apyrankės aš turiu. Taip, toliau. Apyrankės šitą iš Italijos. Nežinau, kiek jinai kainavo, man krikšto mama parvežė. Šitą pasidariau pati ir šitą gavau dovanų nuo tėčio per kalėdas. Čia sutiksiu deimantus. O, neblogai šiandien. 100 ten kažkiek, bet čia dovana, tai galima neskaičiuoti. Nufilmuosiu. Manęs? Taip, tave reikia. Daug. Šitą nufilmuosiu. Ok. Gerai. Tai kas buvo jūsų šiandieninė inspiracija? Į klasės grupę siuntė, kad reikia gražiai apsirengti. Gerai, labai gerai. Tai pradėkim nuo batų. Gerai, kiek maždaug kainuoja? Batai porą dienų nešioju, tai kainavo 50 eurų. Oho. Toliau? Nežinau, kelnes. Maždaug kiek? Maždaug, arba netgi gali prigalvoti kainą, kad būtų dar fainiau. Apie 40. Irgi labai gerai. Diržas kiek kainavo? Diržas apie 20. Oho. Marškiniai? Dėl marškinių nežinau, jau labai senai turiu. Tai... Nu, bus tokia 30-40 eurų. Gal pigiau. Nu, gerai. O švarkas? Aš švarkas irgi nežinau, atėjo su kelniam, tai... Tai kartu komplekte? Jo. Puiku, akiniai? Akiniai bus 200-300 gal. Oho, neblogai, jūs čia apsirengiant šiandieną. Neblogai visą. Aš norėjau apsirengti kaip žvejys, bet tuo pačiu ir pasipuošti. Atėjau čia trumpam ir palikau savo liemenę prie vartų, nes žaidėm futbolą. Nekenčiu vasaros beje. Supratom. Tu ateik.
Modestas išgelbėjo situaciją. Gerai. Man sakyti tiesą, ar pasakyti, kad... Kaip jūs tik norite? Pradėkime nuo batų ir iki galvos. Batai 1200. Ne, nu jeigu rimtai batai kokį šiam gal eurų, čia brolis man padovanojo. Toliau, kelnes iš Vintedo už 11 eurų. Aha. Marškiniai senelio dovanoti. Vokijas, įsižėjęs. Marškiniai dovanoti senelio, bet aš žinau, kad čia Massimo Dutti ir jie kainuoja 60 eurų. Toliau, čia irgi viskas dovanota senelio, bet aš neįsivaizduoju, kiek kainuoja. Kryžiukas man pirko mano nuostabioji mergina. Kiek kainuoja kryžiukas? Nesakyk, negalima dabar sakyti. Kainos negaliu pasakyti. Parodyk savo žiedą. Bet jisai šventintas. Blemba. O tai apyrankė? Apyrankė čia 11 ar 12 eurų iš Fashion Zone. Man pirko, bet... Pirkau merginai, tačiau merginai nepatiko ir va toks va žiedas, nuostabus. Kas mergina? Kuo didesnis, tuo gražesnis. Gerai, Emyra, aš turiu tavo klausimas. Kokia tavo buvo inspiracija fito ir kokia kaina? Maikė čia iš Gollywood'o. Aš filmavausi ir gavau dovanų. Džinsai. Gal 250. Batai? Batai. 120 gerų tokių. Koinas? Čia iš Turkijos už 3 eurus. Nelieskit mane! Švarkas? Nelieskit! Laikykit jį. Gerai. Žiedukų nėra. Tipo laikrodis. Aš būčiau nesusidaręs. Nu gerai, tada ačiū labai. Varom kitur. Viską ištrint. Kas tau leido mane filmuoti? Gal nusifilmavo. Ką? Gal nusifilmavo. Kodėl? Nežinau, telefonas pribauja. Rimtai? Jo. Neišsipravinau nieko. Ne, tai Nu jo, nieko nėra. Aš irgi visą žiedadų filmą. Čia jau kaip vlogas gaunas, o ne... Čia ir yra vlogas. Ai, tai gerai, tada į Marijos kanalą. Galima bus pažiūrėti, pasijuok po to su šeima prie alaus taurės. Iš ko? Iš šito video. Su televizija. Sveiki. Mes turim jum interviu padaryti. Bet aš... Ir dar į pamoką neina. Nu tai mes darom interviu, mokytoju. Kokį interviu? Kokia jūsų buvo inspiracija, outfito ir kiek kainavo? Venomas. Venomas, raudonas Venomas. Ar matei ten tą filmuką, kur buvo filmą apie iš pragaro vaikės? Raudonas buvo toks. Ne, iš tikrųjų mane aš paškai šiandien norėjau apsirengti. Tai mano outfitas yra balti adidasai. Kiek kainavo? Aš jau labai su nuolaidą gavau iš Indiko, man rods, gal tracoką tik sumokėjau. Labai greitai. Džinsai iš Zaros. Oho. Tracokas. Oho. O šita... Palaidinė tokia. Šitą palaidinę gavau... Ne. Prada. Kiek kainavo? Jo. Jei neklystu, apie 729,42 centų. Oho, čia tiksli kaina, žinau, žiūrėjau. O laikrodžio neturite? Laikrodis yra mašinai. Tai kaip čia tai mokyti? Nes... Laikrodį pirkau Amerikoje. Bet dabar nutrūko tau tas dirželis, tai reikia siūsti į Ameriką, kad man sutvarkytų po patį mechanizmą, stiklą pakeisti ir tą. Bet ten užtruks porą mėnesių, tai galvoju vasarą reikės siūsti. Fainai, fainai. O kiek tavo outfitas? Tai laikykit. Gerai. Davai. Tai... Vardas? Emilija. Emilija, kiek tavo outfitukas? Tai šitas iš Berškos. Nesimato. Iš Berškos. Parodyk etiketę. Mokytojai. Net man čia rodyti etiketės. Nu gerai, nereikia visi, nenoriu. Gerai, džinsai. 2 eurų kažkur. Maikė. Maikė iš Pull&Bear. Visi... Kodėl visi vaikšto su tuo brandu, kur parašyta... Čia man visą laiką atrodo, kad čia parašyta Stopudovai. Taip. Kelnes irgi iš Stradivarių. Ne, iš Pull&Bear. Oi, kodėl aš savo mikrofoną laikau. Batai iš Adidas. Batai Adidas 110. Outletą? Ne, iš Zalando pirkau. Iš Zalando. Laikrodukas. Kaip tu gyveni? Aš tai normaliai. Kiek mokėjai? Batai. Iš mamos spintos pasiėmė.
Ne, šiaip tais ne mano mamos, Oskaro mamos. Oskaro mamos. Batai yra Converse, jau gal 3 metus turiu 2. Tai... Nu kas yra? Patyčios. Kokios patyčios? Kiek, 110? 90 gal? Suknelė yra iš Versimo, aš bandžiau ieškoti kainos, neradau, nes jau... Ką per atostogas veiksi? Kiaušinius ridensiu. Kiaušinius, o su kuo dažysi? Su mama Oskaro. Ne, su dažais, su kuo aš ta prasme? Tai iš karto pasakytumėt, su dažais arba su sabūnų lukštais. Sabūnų lukštais, su kuo tu dažysi kiaušinius? Su šeima, su gimene. O su kuo ridensi? O žinai, kad negalima prieš Velykas žolės pjauti? Gerai. Iki mokytojas ir jums interviu. Idealu, pagaliau. Klausau jūsų interviu. Mes turim jums klausimą, kokia buvo inspiracija jūsų audito ir kiek kainavo. Kokia inspiracija? Outfito. Ai! Nu tai tada reikia viso outfito. Taip, mano inspiracija iš esmės buvo tai, kad aš tiesiog labai mėgstu klasikinius kostiumus. Tada aš norėjau kažko tokio labiau išskirtinio galbūt. Ir aš pagalvojau, kad blemba, noriu tokio ilgo palto. Aš apvažinėjau visą Vilnių, niekur neradau nieko. Ir taip gariunkiai, kažkokiam kamputį tokiam, buvo tiesiog parduotuvė, kur pardavinėjo ten toks senukas, ten visokias kaip tik striukės padinės. Ir ten buvo kažkur pabaigoje gale, va toks apsiaustas, aš jį pasiėmiau. O kostiumas, nu ką žinau, tiesiog fainas, labai geras, dalykiškas. Oi, nu gerai, batai second hand'e 25 eurai. Apranga prieš 5 metus pirkta 40 ar 30, aš neatsimenu, pėtnešos užsakytos už 15, apsiaustas, odinis, nemažai. Ar jums reikia tikslių sumų? Nemažai. Maždaug. Nu, 400, daugiau 500. Va, kaklaraištis nemokamai, šitas... Va, šitas radau kažkur Kumanai. Tai va. Taip, ant grindų. Tai va. Man outfitas patinka, aš jaučiuosi labai fainai kaip aš. Va, labai geras, labai fainas, su juo galima daryti Helovino kostiumus, su juo galima vaikščioti, aš ypatingai mėgstu, kad kai tu vaikštai, jis revesuoja taip, tu vaikštai, tai fainai labai pasidaro. Tai va, man tokie dalykai labai patinka. Viskas? O daugiau klausimų ten apie mano motivaciją, tam, kad mokytojų, ten apie mano kelią. Galim paklausyti, kokia jūsų motivacija būti mokytoju? Motivacija būti mokytoju labai geras klausimas, netikėtas netgi iš tikrųjų. Aš pasakyčiau labai lakoniškai, tu gyvenime niekada nesitiki ir iš tikrųjų netgi negali tikėtis to, kuo tu būsi. Nes aš iš pradžių galvojau būti advokatas kažkada seniai. Bet jau taip gyvenimas pasisuko, labai daug sutapimų, labai daug įvairių galimybių, kuriomis pasinaudojau, nepasinaudojau ir bet aš čia jau labai lakoniškai ir labai trumpai. Bet man patinka. Bet aišku, patinka būtent dėl jūsų, nes mokiniai sukuria mokyklos atmosferą. O mokytojai gali ją arba mėgautis, arba nesimėgautis. Nu, aš mėgautis.